sveiki. Tu žiūriu, kad ir jau vakaras, bet taip skauda galva, galvoju, gal reikia eiti kavos išgerti. Norėjau paklausti pas vyresnės merginas, moteris, kai skauda galva, ką darote? Kaip greičiau, kad praeitų skaudėti? Aš tai nežinau, man dažniausiai tai kavos atsigeriu ir padeda. O šiandien, nežinau, visą dieną ir jau vakaras ir nepraeina skaudėti, tai negalėjau nei filmuoti, nei nieko daryti. Knygą turiu pasiemus skaityti tokią. Mama čia man atsiuntė. Jinai vadinasi Esu išbandymas meilę. Vakar pradėjau skaityti, šiandien galvoju, kaip fainai, galėsiu skaityti. Ir nieko. Pasiėmiau, galva skauda ir niekaip neišeina nei skaityti nieko. Tokia įdomi knyga, kaip lietuvis paliko šeimą, 2 berniukus, savo sūnus, dvynukus ir mergaitę, dukrytę ir žmoną ir išvažiavo į Ameriką laimės ieškoti. Tai va dabar tik pradėjau skaityti, tai įdomu, bet šiandien, sakau, negaliu net skaityti. Ir norėjau video, jau vlogą įkelti šiandien, kad jau jūs žiūrėtumėt. Ir irgi negaliu, net kompo nesinori įsijungti ir kaip matot, be makiažo, be nieko ir va galva tik išsiplovus, bet net nesišukavus. Žodžiu, kažkokia diena šiandien nekokia, tikiuosi rytoj jau taip nebus. Ir galėsiu visus darbus atlikti, kokius esu susiplanavus, nes šią savaitę tiek esu prisiplanavus, kad reikia filmuoti, ojojoj. Bet jeigu bus toks galvos skausmas, tai nežinau. Žodžiu, jeigu gerą būdą žinot, kaip numalšinti galvos skausmą, tai parašykite. Na ką, o dabar einu bandyti kavos išgerti, gal atsigausiu. O Dieve, ką Tomas pridarė, pažiūrėkit. Visur kaip pripaišė ant grindų, baisu. Ir ne tik ant grindų, o ir visur televizorius visas. Siaubas. Ir kompai, ir čionais tą printerį. Užpaišė stalą. Žodžiu, šventė ir neįsišveičia. Nu va, ką tik paskambino Laura, draugė, kad ateina pas mane. Tai sakau, eina savo, reikia gal biški pasidažyti, ką nors paveiksim, pasėdėsim, paplėpėsim, o aš visą tokią šiandien tingiu tvarkytis, tingiu puoštis, darytis, bet gerai, kai va ateina, tai sakau, reikia biški susitvarkyti, o netingėti, nes dabar lovoj gulėjau, sudoku sprendžiu ir nieko nedariau. Tai va, einu laukti Lauros, pasiruošiu ir susimatysim. Reikia nešti šepetėlius plauti. Kol dar prisimenu, po to vėl įmesiu ir pamiršiu. Rytoj vėl dažytis teks ir sakysiu, vajetus šepetėliai neplauti. Taigi reikia eiti išsiplauti, kol dar laiko yra, Laura ateis šepetėlius. Taigi mano makiažas neužtrunka net 5 minučių. Man gerai, gatava. Kai nereikia tom skistom pudrom, visokiom teptis, krempudrom, viską, tai labai greitai viskas sueina ir liuks tep lep ir pavasaris, kaip mėgsti sakyti. Nu, sakykit, ką norit, bet man sekasi. Sugavau šepetėlius įsiplauti, nuėjau į vonę, plaunu šepetėlius, atbėgo Tomas. Sako, mama, duok ir man, aš noriu. Ir aš taip iš jo traukiu ir jisai pagrebėm. Ir šepetėliui, Hana. Ir svarbiausia, mano mylimiausias pudros šepetėlis. Aišku, visada turim pakeitimų tų šepetėlių. Bet žinot, kaip būna mėgiamas, kokį nors išsirenki vieną mėgiamą, o kiti jau tik pakaitalai, kada ten įsimozuoja ar ką. Ir šitau, kad nori perlaužė. Mano mėgiamiausia. Ačiū, Tomai. Tikriausiai reiktų indų susiplauti. Bet visai manęs tas kampas netraukia. Yes.
Aš tai padariau. Fū. Tai ir Laura atėjo. Pala tamsu, nieko nesimato, pasisveikink. Na. Tai labas pasakyk. Labas, labas. Labas. Nu. Lukai, Tomai, ateikit. Nu va, Laura ir su lauktuvėm atėjo. Netuščiomis. Va, dar dovanų gavau kaukę. Kažkokia degutinė veido kaukė valomoji. Išbandysiu, pažiūrėsim. Šitos man patinka iš šitų serijų. Čia babuškos Agafijos, kaip čia tos kaukės man. Jo, babuška Agafija patinka. Tai va, išbandysim. Šitos dar nebandžiau. Žiūrim su Laura youtuberės Lietuvos ir dabar kaip tik žiūrim, tuoj parodysiu ką. Į Justę, iš Justės grožio kanalas. Nu va, žiūrim Justę su Laura ir kalbam, kad kaip išgražėjo Justė. Jau ir taip graži buvo, bet dabar taip ir jaunatviškai atrodo ir įdegimas, tas vajai labai fainai. Ir vlogai kaip patinka, tai va sėdim ir spoksom. Ane? O tu neparodai, tik taip jau, kad pagaminai jau parodai. Kad man labai greitai pradėjo rebaluotis plaukai ir atsirado pleskimų, ko pas mane tikrai būna labai retai, aš labai retai turiu pleską. Nu va, žiūrim dar ir Indrės video, irgi labai fainiai atrodo tokie pasigarbanavę plaukai, sako tokių nemėgsta, o labai gražiai atrodo, su Laura pažiūrėjom, sakom, o kaip gražiai atrodo. Gražiai, ne? Na, ja, taip. Fainai. Gavus ryte, sakėm, kad atsikėlė. Na, ir kaip gražiai. Nu va, su Laura sugalvojom, kad pasidarysim po čokeriuką. Tai va, parodysiu, kaip daryti ir kaip tik ir jūs pamatysite. Taip, kaip mums seksis, ką nors pasigaminti. Tik žiūriu, nelabai jau pakabukų turiu, bet tenai va, pasižiūrėk, čia nais yra tų akmenukų, gal ką išsirinksi. Ne, turiu čia. O čia turiu. Ne? Tai va, iš juostelių, tai nežinau, dabar tik šitos. Ir pasižiūrėsim. Taip, nu tai ką, pasiemi žirklės. Čia tie. Tokie pagrindai, kas reikia užsegimai, kur prispausti juosteles. Ir reikalingi tie kabliukai. Tai kabliukus aš va dar nuo čia nuėmu. Tai turiu tų juostelių, nenaudoju, tai atsegu. Taip, va, gali iš tokios, jeigu nori. Arba iš tų. Kokią gaminsi? Bet šitą geriau. Šitą? Tos tokios ryškios. Nors kai žiūrėjau tavo nuotraukos, ta mėlyna gražiai atrodo. Pasigaminus. Ta žydra tokia apvyniota. Ta žydras patiko visai. Tokia žydra. Apvyniota, aha. O galvo, čia tas tokia nusinėriau paprastai, kad va, megztuko. Ir šita, nes kita jau įdėjus įsiunti. Mačiau, kad man šitas va patinka, dar turi tokį, jeigu nori, tai tokį turiu. Nu tai rinkis. Tai gal geriau tada su mėlynu, su mėlynu. Su mėlynu? Šitą. Žiūrėk, kokius sagutų matei. Sagos, aha. Nu, tokius medinės sagutės. Ir va, sakiau, ant kepuryčių, kai nunersiu vaikams, dar kam nors, tokių va, visokiausių. Daug grožio. Įdomus. Gali būt. Tai gerai, pasim kokį nori šniuriuką tada. Čia visai galima ir dvigubą, ir visokį, kokį nori ten trigubą. Čia dabar reikia ant kaklo matuoti, ar kažkokį centimetrą yra. Prisidėk prie kaklo. Šitą gal užteks. Tai gerai, tu nedėk, čia dabar numes, paskui susidėsi. Ne, čia dar va ilgas. Aš taip pasimatuoju, arba taip, kaip tu žinai, kad šiek tiek liktų dar, nes tie užsegimai, žinai. Tai va taip apsimatuok ir, nu, va toks, pažiūrėk. Nu, tai kiek čia to reikia? Tu prie pat nori ar biški, kad... Ne, biški gal, biški laisviau. Dar yra fritkių? Nėra.
Iš vieno darysi? Gal iš vieno pirmam kartui, ne iš vieno. tą likutį įdedam čia, aš po to, ką nors, žinai, irgi dar sugalvosiu. Aha, tai. Nu, išsirink kokį pakabuką kabinsi. Gal šitas baltas? Šviesų. Jo. Čia jau iškart kabinti reikia, nes jau, ar ne? Ne, paskui pirmą šoniuką tą vieną užkabinsi, bet gali du dar tada taip storiau atrodys, nes kai užsideda tokie jie matai platus. Aha, aha. Nu, matai toks platesnis, tai biškai po to lieka. Tai taip pukšnė, pasižiūrėk. Tai čia dabar taip įkišia. Pirmas su pirštais užspaudė ir paskui kiek reikia su replytė. Aha, čia taip įkišia ir viskas. Jo, tiesiog taip ir replytės ir užspausk ten. Čia su to storu galu, su plonu galu. Jo, su to storu ten. Stipriai gal nereikia, reikia. Aš tai stipriai spaudžiu. Kad sukastų, žinai. Nu va, vieną jau įdėjai. Dabar užkabini pakabuką. Negražiai taip įsiskėtė, žiūrėk. Įsiskėtė. Tai dar paspaudė. Ar nesvarbu, įsiskės, neįsiskės, nesvarbu. Nu, tai pasižiūri, žinai, kaip tau geriau, kad gražiau. Palygini. Ar telpa? Nes jeigu netelpa, yra tie ratuliukai. Gerai. Nereik rutuliuko ant šitaip kabinsi. Gerai. Antrą galą. Toks pats čia. A, ryte sakė, kad skambinai. O kaip jiem atostogos? Gerai, tai ką namie, tai žinai. Nu, Arba čia dabar skaišyta. čia vat įrašiau išėmus. Su draugu apačioj. Gerai, tada Evelina, darykit, verkit, rytoj pasuksiu. Rytoj jau šiandien nesuksi? Čia šito mažuliuko reikia, ne? Parodyk. Ne. Aha, reikia. Aš sakau, pridėta gal reikia, žinai. Ne. Tik šito žiedo. Jo, žiedo. Toj parodysiu, kaip įdėt. Gerai tada. Jo, dar tokiems linkėjimus tada iki. Jo, iki. Ate sakyk. Iki. Ne. Ate. Davai. Filmuoju tave. Visai durna, sakau. Iki, mama. Nu, toliau mokytoja. Nu, dabar. Jo, gerai. Paimi vieną rutuliuką, atidarai taip į šoną. Ne taip plėšivat reikia, o į šoną. Aha. Jo, taip, Kad įkiš galėtum. va taip, va tik tai. Tada lengviau paskui uždaryti. Nu jo, kad ir nesikreivina. Gali iš karto tą paimti, va tą. Segeliuką. Aha, čia šitą. Jo, iškišk. Taip, ir užspaudi, taip tada lengvai matai. Taip, iškitau tą mūsų. Nu, va, čia jau tas galas baigtas. Dabar aną galą vėl tą žiedelį antrą. žieduką. Kažkur turi mažesnių, atsimenu kur. Tai va, tai nesvarbu. Taip. Va, čia matai, kas medžiagos. Va, ir man tai buvo jo. Ai, prieš šoną. Ai, jau tai nebefilmuoju. O tai kad ekrano nerodo? Ai, ana pusė rodo. Aš neįjungiau, aha. Tavo šalikas ant žemės. Och, tai... Nu, ir dabar grandinėlę, kad jeigu norėsi ilgesnė, norėsi trumpesnė. Aha. Gali dėti, gali nedėti, kaip nori. Jo, jeigu nereikia, gali Pusė nedėti. nesvarbu. Nesvarbu. Nu, ir vėl. Užspaudai. Taip. At man tas patinka, kad greitai, aš kaip ir sakiau, matai, teplė pavasaris, man taip ir turi būti. Nu, ir viskas. Tomai. Taip.
štai ir vuolia, Laura pasidarė pakabuką pirmąjį savo čekeriuką. Nu, parodyk, kaip gavosi. O ką tu juokies? Ko tu juokies? Žinau, čia gal laisvai reikia. To priekį užkabinti, o padėk. Nu, bet tu sakai, kad nori ilgesnio, ne? Ne, čia žinai, užkabinti kaip nori. Na, štai ir Lauros pakabutis. Nu, patenkinta. Lengvai pasidaro, ne? Labai greitai. Tai jau. Nu, va, kaip matėt, Laura pasidarė tą pakabuką ir labai greitai. Tai, ko reikia turėti, tai šitų pagrindė cegeliukų užsekti galiukam prispausti. Šitus pirkau AliExpress'e ir paliksiu nuorodą apačioje, jeigu norėsit. Jų ten yra įvairių spalvų, geltonos tipo, sidabro, aukso, bronzos, gal tokios spalvos. Galėsit pasirinkti, kokią jums reikia, kokio norite. Ir dar reikia tų rutuliukų, nežinau dabar ar matysis, tų apvalių rutuliukų, kad prisekti tuos užsegimukus ir tų su kuo užgnybę. Aiškinu tai labai tiksliai. Toj parodysiu, ko reikia. Va, ir reikia šitų turėti, kad prisekti po to užsegimas toksai. Ir viskas. Ir lengvai, kaip matėte, darosi.